Labas vakaras, trečiadienio vakarą visiems. Mes šiandien vėl turime nuostabų pokalbį, išskirtinę temą. Aš turiu viešnią, Danutę Naujalienę, savo kolegę, su kuria mokomės dvasinio verslo manifestavimo kursuose. Ir labai džiaugiuosi šitą pažintimi. Kol aš iš tikrųjų nustatysiu visus techninius dalykus, Danute, pristatyk save, aš tave žinau kaip nuostabią moterį, mamą, fasilituojančią mentorę sąmoningo manifestavimo klube. Ir tikrai prisistatyk visiems, nes mano auditorija galbūt tavęs dar nepažįsta, ką tu darai, kuo tu užsiimi ir kuo tu gyveni. Labas vakaras, Jūratė, ir labas vakaras visiems, kurie mus stebite ir stebėsite galbūt ateityje, kurį vakarą mus. Tai labai ačiū, Jūratė, kad pakvietė mane į šį pokalbį ir tokią įdomią temą, kuri aktuali daugeliu šeimų. Na, o aš laisvalaikiu po savo pagrindinio darbo mėgstu iš tiesų, kaip pasakyti, prisiliesti prie žmogaus kūno per prisilietimą. Tai yra daugelį metų esu masažuotoja, gydomojo masažo specialistė, nors šiuo metu iš tiesų tai darau mažai, daugiau per pokalbius, per intuityvius pokalbius, tai yra per tą intuityvų įvedimą, nes beveik jau metai laiko mokinuosi intuityvios mentorystės ir dvasinio verslo manifestavimo. Taip pat turiu tokią įdomią polinizietišką metodiką, būtent Mauri, kur, kaip ir sakiau, tai yra per prisilietimą prisiliesti prie žmonių istorijos. Ir čia daugiausia žmonės ir kreipiasi pas mane, kai jie turi kažkokių tai problemų. Ir būtent ir ši tema yra man labai pažįstama, nes labai daug mamų kreipiasi, ką daryti, kaip paleisti savo suaugusius vaikus, nes vaikai pyksta, kad vis dar jaučia mamos kontrolę. Na ir visa tai yra tai iš tiesų mano mylima laisvalaikio veikla. Gal tiek apie save? Ačiū, kiek iš tikrųjų gražių dalykų tu čia pripasakojai ir tikrai darai tų nuostabius dalykus, prisiliečiant ir gyvai, ir ne tik, ar ne, ir per erdvę. Teko man patirti sakralinę sesiją su tavim per tave. Esu dėkinga be galo, nes tokie stebuklai, kuriuos galiu patirti net nesusitikus ar ne, iš tikrųjų ir padeda sustiprėti savo visoje esybei ir tiesiog gyventi visai kitokį gyvenimą. Šiandien mūsų tema yra leisti savo gyventi ir vaikams tiesiog augti laisvai. Šiandien mes iš tikrųjų paliesim ne apie tuos mažučius vaikučius nuo kūdikystės, bet tikrai dažnai ar ne moteris gyvena ne savo gyvenimą, tarsi ne savo gyvenimą, bet va tokioj begaliniai kontroliai neleidžia savo vaikams kurti savo gyvenimo. Ir iš kur tai vyksta, nes tu dirbi su moterim ir jau tikrai turėjus ne vieną klientę, kaip ir pasakojai, dalinaisi, kaip iš tikrųjų ateina, iš kur, ta prasme, ta tokia kontrolė, baimė, kas čia yra? Na, tai gal tiesiog taip nuosekliai pradėsiu, kai vaikai užauga, baigia mokyklą, pradeda savarankišką gyvenimą, bet tėvai vis dar jaučia atsakomybę už jų sprendimus ir ateitį. Ir jie tada pradeda kištis į jų gyvenimus, pradeda patarinėti, kaip elgtis, ką rinkti, su kuo draugauti.
na, tiesiog kišasi į suaugusio vaiko gyvenimą. Ir tai vyksta ne iš blogos valios dažnai, tai kyla, kaip sakyčiau, iš meilės, iš to įpročio, ar netgi tokio tiesiog įpročio susiformavusio per ilgus vaiko auginimo metus. Ir, ir ne tik, kad tėvai kišasi ir į vaikų gyvenimą, bet tas kišimasis labai turi neigiamą įtaką jų vaikams, nes tas kišimasis nuo tokių kasdieninių patarimų iki rimtų gyvenimo pasirinkimų, tokių kaip profesija, santykiai ar net gyvenamoji vieta, tiesiog vaikams, iš vaikų atima galimybę būti patiems savarankiškams. Ir vieni tiesiog paklūsta tiems vaikams, tai yra tėvams iš pagarbos ar tokios kaltės jausmo, kiti priešingai pradeda konfliktuoti su tėvais, kad stengiasi įrodyti savo nepriklausomybę. Ir bet kokiu atveju tas tėvų kišimasis, per didelis tas tėvų kišimasis gali sukelti įtampą ir netgi pakenkti tarpusavio santykiams. Tai kodėlgi tie tėvai vis dėlto negali paleisti tų vaikų, netgi kai jie jau suaugę yra. Tai sakyčiau, tokius išskirčiau kelias priežastis. Tai galbūt ateina ta tapatybės krizė, kai daugelis tėvų visą gyvenimą rūpinosi savo vaikais ir visas dėmesys buvo sutelktas į vaikus ir staiga jie tampa savarankiški ir iškyla dilema, o tai kas aš čia dabar esu, mama ar tėtis? Ir jeigu tėvai neturi savo tikslų, savo pomėgių, jų gyvenime atsiranda tokia tuštuma ir tada jie vis tiek bando tą tuštumą užpildyti, besirūpindami savo vaikais. Aš tave toj vietoj iš tikrųjų noriu ir stabtelėti. Kai tėvai jaučia tuštumą, nes jie tarsi nebežino, kuom užsiimti, kai vaikai užaugo. Taip. Ir neturi savo kažkokių pomėgių, ar būna taip, aš žinau iš tikrųjų, kad būna, kad netgi tėvai kartais pildo per vaikus savo svajones. Neišpildytas. Tai tų priežasčių iš tikrųjų daug ir yra vienas iš jų, kad ir savo svajones pildo vienareikšmiškai. Jeigu jisai norėjo būti galbūt gydytojas, bet netapo, tai būtinai nori, kad tas vaikas būtų gydytoju. Bet ne visi vaikai ir nori būti gydytoju ir ne visiems yra galimybės, nes tarkim gydytoju būti, tai labai vaikui reikia ir gerai mokytis. Ir dar sakyčiau, kad ne tik tai, kad svajonės, bet yra dar išskirčiau tokią ir kaip baimę, kad vaikas gali suklysti, nes dažniausiai tėvai turi savo irgi atitinkamas gyvenimo patirtis, savo pamokas ir kartais skaudžias tokias pamokas ir tikrai nenori, kad taip atsitiktų jų vaikams. Todėl jie nori apsaugoti vaikus nuo tokių pačių klaidų, kokias jie yra padarę. Ir tas toksai primetimas, toks kišimasis, tarsi ir vaikui iš jo atimamas savarankiškumas. Atimamas tarsi būti patiems savo gyvenimo šeimininku. Na ir kitas dalykas, kita ta priežastis būtų tokia irgi, kaip gal vadinčiau toks kontrolės įprotis. Jeigu tėvai nuo pat vaikystės už vaikus viską sprendė, kokius drabužius nešioti, kokią profesiją pasirinkti, kokius draugus pasirinkti, kokią šukuoseną, tau tas tinka, tas netinka. Tai vėlgi jiems sunku sustoti ir jie ir toliau tą tęsia, kai vaikai užauga ir toliau jie pradeda jiems patarinėti. Gerai, Danute, aš dabar noriu kitą linkmę pakreipti. Viskas tas aišku, ar ne? Kodėl, kaip, iš baimės, iš meilės, iš
iš nesveikos tokios meilės, ar ne, Taip. išpildyti savo ten svajones ir dar kažką užpildyti tą savo tuštumą. Aš žinau, kad ir teko man pažinti tavo dukrytę. Ir aš žavėjausi mūsų susitikimu ir jūsų bendravimu, tokiu sveiku ryšiu. Ir empatija, tokių mamos ir dukros ir tiesiog tokios kaip draugės ir moteris su moterim. Vat kaip tu tokią patirtį, taigi turi čia ir gyvenimiška patirtis, gyvenimiška mokykla, tu gali pasidalinti, kaip tau pavyko, ar viskas taip labai sklandžiai, ar visko buvo ir visaip, ir kaip dabar yra. Nežinau, kad jinai mediciną baigė, yra gydytoja, ne, kaip ir užsiminė apie tą specialybę. Ar čia ne tavo svajonė buvo būti Ne. gydytoja? Ne, nu tai Mhm. fantastiška. Vadinasi, pasirinko jinai pati. Ir sūnus irgi gydytojo profesiją pasirinkęs taip pat. Taip O, jau yra. Aš juokauju, kad jūs gydytoja ir sielos gydytoja. super, kokia ar ne, va, kaip Nežinau, man turbūt padėjo, mano vaikai iš tiesų buvo pametinukai, tai buvo nelengva auginti, nes yra skirtumas, tas lyčių skirtumas, mergaitė ir berniukas. Ir tais laikais, kai aš auginau vaikus, dar nebuvo tiek daug ir tos literatūros, bet man padėjo iš tiesų mokyklos psichologijai. Aš tikrai nesikreipiau asmeniškai pas ją, bet tiesiog prieš tuos didžiuosius tėvų susirinkimus visada būdavo valandėlį tėvams su psichologu. Ir jinai būtent pristatydavo, kaip, pažiūrėjau, to amžiaus vaikai, kokia jų yra elgsena, ką jie mąsto. Ir tai man labai daug padėjo, nes aš kartais pagalvodavau, kad gal kažkas negerai su mano vaiku atsitiko. Nu, tarkim, pavyzdžiui, duris pradeda, ten, tarkim, 7 klasėje vaikas pradeda duris trankyti. Ir tada galvoju, kodėl jisai tranko tas duris, kas jam nepatinka. Ir čia aš gaudavau visada atsakymą ir kažkaip tai, nu, aš reaguodavau į visą tą informaciją ir tą pritaikydavau tikrai, nu, natūraliai vaikų auginime. Ir visada aš suvokiau, kad, nu, kad tai yra vaikas, tai yra atskiras žmogus. Kad jisai irgi turi teisę rinktis ir kartais, kad ir neteisingi tie pasirinkimai, bet vis tiek leisti jam rinktis, o tu šalia būti ir stebėti. Tai nereiškia, kad vaiką paleidi, negink Dieve, ne, nes tai jie yra nepilnamečiai, bet visada aš būdavau kaip stebėtoja. Tas santykis visiškai ne kaip kontrolė, o kaip patarėjos galbūt daugiau buvo. Nu, aišku, kai atsitikdavo kažkoks rimtesnis reikalas, tai tada be abejo įsikišdavau daugiau ir man tai leido sukurti tokį santykį pagrįstą pasitikėjimu. va, Tai, pasitikėjimu. Iš tai tikrųjų, čia labai svarbu šitas. Išgirskite, kas klausote, kas dar gyvenate ir kontroliuojate vaikus ir suaugusius. Pasitikėjimą. tai pakeisti tą kontrolę į pasitikėjimą, nes jeigu visur kiekvieną žingsnį vaiko kontroliuosi, kad ir to nesuaugusio, o to nepilnamečio, tai irgi galime sukurti irgi tokius nedarnius santykius su vaikais, kurie norės tik tai pabėgti iš tėvų Taip, namų ir, taip. ir retai sugrįžti. O iš tikrųjų, tai mes atėjome į žemę mokytis, mes visi čia mokomės, ar ne, kaip gyventi, kaip tos santykius kurti su savim, su vaikais, galų galę su tėvais ir su visais aplinkiniais. Ir ką aš girdžiu, kai tu kalbi, kiek tu laiko investavai į va tą tokią savišvietą apie vaikų, ar ne, vystimasi, apie jų elgesį, stebėseną. Ir tai atsipirko. Ir tai atsipirko, jie savarankiškai auga, gyvena, laisvai kuria, ar ne, savo Taip, rizikuoja, eina į iššūkius ir šalia turi vat tokią nuostabią, sąmoningą patarėją,
visada gali ateiti, kuri išklausys, kuri, jeigu paprašys patarimo, patars. Ir visa tai sklinda tiesiog iš tavęs. Ačiū. Jo, netgi saugu, va tokia, žinai, kaip saugumo erdvė, tokios santarvės, uostas. Taip. Ir ką aš ir kalbėjau, kad tėvams, kada tėvai iš tiesų neturi savo tų kitų veiklų, kad būna labai prisirišę prie vaikų ir sunku paleisti, tarsi tokia, kaip ir sakiau, tuštuma lieka, tai man labai pasisekė, kad aš turėjau veiklą. Aš turėjau tą veiklą, tą savo laisvalaikio veiklą. Ir kai mano vaikai išėjo iš namų, man buvo lengva juos paleisti, nes aš tiesiog turiu ką veikti. Tai sakyčiau, tikrai toksai yra naudingas patarimas, kad susikurkite savo pomėgį kažkokį, kad negalvotumėt vien tik mintys būtų apie vaikus, ką jie veikia, ką jie dabar daro ir kaip jie be manęs. Tai čia tikrai sakyčiau, kad labai naudingas patarimas. Ką tu ir kalbėjai apie va, tą tuštumą ir va, savęs ar neprisipildymą per vaiką, tai tokia kaip išsivysto kaip emocinė priklausomybė, ar ne? Ir tada va, vaikas gali tiesiog negebėti priimti sprendimų. Ir tu turėjai tokią situaciją, ar ne? Tiesiog pas tave kreipėsi moteris, kad jai buvo sunku priimti sprendimus be tėvų. Taip, kartą kreipėsi moteris, ne viena moteris kreipėsi, tos situacijos truputėlį yra šiek tiek skirtingos, būna, kad mama tiesioginę tokią įtaką daro, būna, kad tėvas daro tiesioginę įtaką. Ir tikrai moteris, kuri kreipėsi, tai buvo tas atvejis, kai įtaką darė jos tėvas. Ir istorija buvo tokia, kad kai moteris sukurdavo kažkokį tai projektą, jinai pasiklausdavo savo tėvo, o aš sukūriau tokį projektą, kaip tu manai. Ir tėvo būdavo visada neigiamas tas toksai požiūris į tą projektą ir jinai nusivildavo ir tas projektas neįsivystydavo. Automatiškai slopina entuzijazmą. Taip. Ir tada aš jos paklausiau, o kodėl tu klausi tėvo? Taigi tu suaugusi moteris esi, kodėl tu klausi? Ir jinai nesitikėjo tokio klausimo, kodėl iš tiesų, kodėl jinai klausia. Taigi tu atsakinga už savo sprendimus. Ir čia ir tas atėjo iš mokyklos laikų, kada tėvai darė didelę įtaką, už juos priiminėdavo sprendimus ir jinai ir toliau gyveno tą mokyklinį, kaip pasakyti, paauglystėje. Jo, užstrigusi tame, kad vis reikia, turi tėvai daryti jos įtaką jos pasirinkimuose. Nes tarsi, žinai, atiduoda atsakomybę tėvui. Taip, taip. Ir jai tiesiog reikėjo padaryti vieną žingsnį, tai nustoti tartis su savo tėveliu. Nulaužė elgesio modelį. Taip, elgesio modelį nulaužė ir viskas. Ir tada jinai tapo atsakinga už savo svajonių kūrimą, už realizavimą jų ir tikrai aš tikrai mačiau, kad jinai ne vieną jau projektą yra įgyvendinus. Tai va tokia buvo istorija. Va. Tai va, kas klausot ir girdit? Ar tiesiog elgėtės su vaikais taip, ar dar klausinėjate tėvų? Tai gali ir nebūtinai tėvų, tiesiog kažkieno pašalinio klausinėjat kažkokių patarimų. Kreiptis galite pas Danutę pokalbiui. Pirmas pokalbis ir nemokamas. Ir išsiaiškinsit, kame ten ir tos giluminės šaknys. Ir tiesiog ir sąmoningi, ir pasąmoninės toks programos.
Ir svarbiausia, kad ta moteris kreipėsi, kodėl jinai negali įgyvendinti projektų. Va, Ir per pokalbį būtent mes ir išsiaiškinom, kad jinai tų patarimų klausia visada pas savo tėvą, o tėvas visada sako ne. Ir projektas nesirealizuoja. Danute, o kieno tų patarimų klausi dabar? Savęs, savo Pats intuicijos. savęs, taip. Išgirskit, mielos moteris ir vyrai, kas klausysit. Visi atsakymai ir mūsų viduje. Visi atsakymai. Svarbiausia, kai aš nežinau, ką daryti, nu, tai aš tada žinau, kad aš žinau, ką reikia toliau daryti. Reiškia, aš žinau pasiklausti kažkokio išmintingo žmogaus, protingo žmogaus. Tas, kas jau ir Bet tai aš praėjo. žinau, ką reikia daryti, kokie man toliau veiksmai, kokie yra, kad aš pasiekčiau savo tikslą. Taip, super. O žinai, dar yra toks kaltės jausmas. Ir kai kurios moterys jaučiasi kaltos, pavyzdžiui, tarsi vaikystėje, neskyrė tiek vaikui dėmesio. Ir tada jos jaučia pareigą, tarsi, žinai, tapti jau tomis tobulomis mamomis, va dabar ypatingai, kai čia migracija visokia, ar ne, visur visi išvyksta, palieka vaikus močiutėm, ten seneliam, ir po to grįžusios nori viską daryti už vaikus, ir tokia iš tikrųjų išsivysto kaip priklausomybė tiek tam vaikui, tiek tai mamai. Ir va tas kaltės jausmas, toks kaip, sakyčiau, ar ne, bet koks tas negatyvus jausmas eina iš aukos to sindromo. Ir kaip tiesiog iš to, ar ne, išeiti iš tokios tos kaltės ir leisti vaikui augti laisvai, kaip atrasti tą tokį balansą. Bet tai jeigu tai yra nepilnamečiai vaikai ir jeigu moteris nesupranta, tai bent jau kreiptis pas mokyklos psichologą arba tiesiog irgi pasiskaityti literatūrą, kaip elgtis su tuo amžiaus vaikais. Kitas dalykas suvokti, kad, kaip aš ir minėjau savo patirtį, suvokti, kad jisai tikrai yra atskiras žmogus, kad jis taip pat jam turi teisę jisai ir rinktis pats, ir nesvarbu, kad tie kartais pasirinkimai neteisingi, leisti kartais vaikui ir, kaip sakoma, ir patirti tą ir nuoskaudą kažkokią. Aha, aš tave noriu sugrąžinti. Čia kaltę jaučia moteris. Ką tai moteriai daryti, ne ką vaikui su vaiku, ką pačiai moteriai tu rekomenduoji. Aš apie moterį kalbu. Aš kadangi kalbu daugiau apie suaugusius žmonės, kurie yra suaugę ir kurie kreipiasi pas mane su vaikais, tikrai nedirbu ir su tom moterim, tokiom, kurios turi mažamečių vaikų, tai visada sakau, kad yra psichologai, kurius tikrai kreipkitės, nes tai yra specifika iš tiesų. Kaip ir minėjau, kiekvienas amžiaus tarpsnis, skirtingas elgesys yra to amžiaus vaikui. Tai tikrai pati to nesprendžiu, bet yra tokia, kada suaugę žmonės yra, kada jie patiria kaltę, kad nedavė vaikui. Tai dažniausiai susiduriu su mano amžiaus moterimis, maždaug taip, kad galėjau iš tiesų daugiau vaikui duoti. Betgi prisiminkim, tokie laikai buvo, kad mes, kaip pasakyti, kad kaip sugebėjom, taip ir kaip mus tėvai augino, kaip sugebėjo, kaip jie tuo metu suprato. Tai mūsų jau mum kitaip, nes jau prasidėjo tikrai ir tos literatūros daugiau, ir psichologai mokyklose. Tai buvo daug lengviau vaikus auginti. O ta kaltė tiems suaugusioms toms moteriams, tai kaip ir sakiau, kad daugiau į save nukreipti dėmesį, o ne į kaltę, nes tai jau praeitis. Super, aš ir laukiau to žodžio, nes tai ir praeitis. Tai yra praeitis, tai jeigu yra anūkų, tai galima atiduoti tą meilę anūkams. Galima daug gražių dalykų sukurti ir galima tikrai tos meilės. O dabar aš tau neleisiu išsiplėsti apie kaltę, nes mes turėsim rytoj pokalbį apie šitą kaltę, kodėl ta kaltė yra gerai.
Nes aš pati iš tikrųjų padedu moterims išeiti iš tų va, tokių destruktyvių būsenų ir va, su tom visom kaltėm, ten gėdom, kurios ir susipainiojusios ir va, vis grįžta į tą praeitį. Ir turiu savipagalbos tokį nuostabų įrankį, genų raktus, kuris iškart juodam balto yra ten parašyta, kokia ir tiesiog netgi įspausta genetinė trauma, kuri ir vat ne mano ta kaltė. Kodėl aš ir paliečiau ar neklausiau tavęs. Tai galima vaikščioti su tuo kaltės jausmu visą gyvenimą ir nesuprasti, iš kur tai yra, o tai ir tiesiog įspausta tokia genetinė trauma energija į tavo visą esybę ir tu nežinai, ir tu net nežinai, kad tu jautiesi be kalties kalta ir kodėl. Ir visa tai iš tikrųjų ir labai geras indikatorius, apie kurį mes pakalbėsim ar ne rytoj, Taip, irgi 17:30 ir renginio nuorodą iš tikrųjų pasidalinsim, tikrai taip. Danute. Ir aš Labai rytoj bus įdomu paklausyti. būsi viešnia pas Danutę, iš tikrųjų, kas klausot ir klausysit įrašą, galit ir užduoti ir klausimus. Ir Danutė, žinau, kad tu turi grupę. Turi grupę uždarą, kurioje pakvieti moteris ar ne ten. Kaip tavo grupė vadinasi? Erdvė tau su Danutė išsilaisvink naujai pradžiai. Tai galbūt nuorodą paliksim pas tave, Jo, Jūratė. būtinai po šito laivo ir nuorodą. Ir viską apie save, visą informaciją iš tikrųjų. Ir ką Danutė, kokius gražius dalykus daro, matysite ir grupėje, ir vat, kas tiesiog išdrįsite su jie susisiekti, nebūti va Tai, toj. tai vat būtent aš ir pagrinde ir atradau, kad labiausiai man sekasi padėti va toms moterims, kurios va turi tuos prisirišimus prie tam tikrų santykių, būtent ir liečia ir ne tik tai ten vyrus ar tėvus, bet ir vaikus. Kartais tikrai būna tie prisirišimai ir prie tėvų, ir tėvus negali paleisti vaikai, ir tai būna. Ir kartu, kai žmogus patiria ilgalaikį gedėjimą. Viskas su juo yra gerai, bet tiesiog tam tikri prisiminimai neleidžia sukurti naujų santykių, neleidžia. Čia ilgalaikis gedėjimas ir gal po skyrybų netgi, ar ne? Ne tik tai, kad po mirties. Taip, tikrai čia taip pavadinta, kad Aha. ilgalaikis gedėjimas mes ne tik tai, kai gedim žmogaus, ne tik tai, kai jis išeina anapilin, bet ir gedim žmogaus. Žinai, man tas žodis tavo vat, prisirišimas ir gedėjimas, netgi dabar prisiminiau vieną situaciją, kaip moteris dalinosi konsultacijoje, kaip jinai dar gedi savo ankstesnio darbo ir kolektyvo. Ir tiesiog negali susirasti naujo, todėl kad jinai ten dar ir vis užstrigusi tame vat, praeityje. Ir dar yra Jūratė, ir gyvenamosios vietos net žmonės gedi. Gedi ir gyvenamoji. Va čia visi prisirišimai. Taip. Kokius tu nuostabius dalykus. Žmonės išgirskit, neprisiriškit. Taigi mes einam į naują matricą, į naujumą, kur absoliučiai tiesiog jokių prisirišimų. Ir tada tu išsilaisvini, nebereikalo ir tavo grupė vadinasi išsilaisvink, ne, naujai pradžiai. Tai va. Ir išsilaisvinusios moteris tiek iš tikrųjų gyvenančios savo gyvenimą ir leidžiančios vaikams gyventi, jos išsilaisvina taip pat. Tiek atsiranda laiko, erdvės, laiko savo. Nes kartais iš tikrųjų, kai kalbi, aš neturiu laiko, ką veiki? Su dukra kalbasi į dieną po valandą, dvi. Oh my God. Sūnui skambina kasdien. Oh my God. Įkvėpti, iškvėpti noris. Tai va čia ir ta kontrolė, prisirišimai ir tikrai, sakyčiau, nesveiki santykiai, ar ne? Taip, tikrai taip. Kiek kartų per savaitę tu kalbiesi su savo vaikais? Nepaisant to, kad dabar sūnus ir pas jūs, bet, pavyzdžiui, su dukra. Būna taip, kad kiekvieną dieną, būna kas trečią dieną. Taip maždaug kas trečią dieną tikrai pasikalbam, nes yra tas
Visai Mhm. būna, jo, visai būna tikrai, jeigu man norisi pakalbėti, kažkokią tai žinią perduoti, pasidalinti, kas įvyko šeimoje, pas močiutę, pas tetą, tai Aha. paskambinu, ar kažkas tai taip įdomaus mano gyvenime įvyko, tai Žodžiu, skambini pasidalinu. tikslingai, o ne tą patį per tą patį. Taip, ir jinai tikslingai skambina. Nu, būna, kad Bet, jeigu ilgiau nepaskambinam, tai tada jau skambina ir sako, aš jau jūsų pasiilgau. oi, kaip faina. Taip, Roberta, jeigu klausysi tų mūsų, aš tavęs irgi pasilgau, nes tikrai atsimenu tą mūsų susitikimą, buvo labai išskirtinis ir nuostabus. Tai va, žvilgterėsiu iš tikrųjų, ar mums kažką parašė galbūt, ar, ar nori pabendrauti su mumis kas nors. Ir komentarų nėra. Ai, labas, labas, gera matyti, įdomus pasidalinimai, taip, 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 taip. Ir visos mes turim tų panašių pavyzdžių, Taip, bet ar tikrai tik tai taikom kasdienybėj svarbiausiai, ar ne? Būti sąžiningom su savim ir pasitikėti, kaip Danutė vat ir pasitikėti, sakė, taip, pasitikėti ir leisti jiems tiesiog taip, augti laisvai ir viską patirti. taip būtent, viską patirti. Mes to ir atėjome. Tai keliaujam Gyventi, gyventi ir patirti. taip. Ar nori dar kažką tarti besiklausantiems, ar Na, kurie tai gal iš klausys? tiesų ir viską susakiau, jeigu tik tai tikrai pasinaudos mano tuo pokalbiu, tai tikrai svarbiausia pasitikėti savo vaikais. Ką tik tai Jūratė ir apibendrinai, kad tikrai jie yra atskiras žmogus, atėjęs gyventi savo gyvenimą, patirti, išmokti iš pamokų savo ir kad galėtų toliau būti jie tėvais. Ir jie taip pat per savo patirtis irgi mokosi ir Mhm. tada mokysis irgi kartu augindami savo vaikus. Taip, mes nešamės viską. Svarbiausia atsirinkti, kas ar ne pasitarnauja, o netrukdo. Taip, Na ir gyvenkim savo ačiū. gyvenimus. Jo, leiskim savo gyventi ir vaikams, ir savo. Ačiū, Danutė, tau. Tada mes rytoj susitinkam 17:30 jau pas Danutę Taip. ir gero visiems likusio vakaro. Ačiū Jūratė, kad pakvietei šiam pokalbiui. Buvo labai gera pasimatyti ir ačiū visiems, kurie kartu su mumis buvote. Gero vakaro Iki. visiems. Iki. Iki.